different from all these dudes. Okay, they riding waves, me, I'm up on a cruise. Yeah. You feel like me, then you got nothing to prove. I see him trying to do what I do. Yeah. Even Mick Jagger couldn't move like a move. Yeah. You think you're Howard, look, I'm up on the moon. Yeah, got fresh to death and it came out of the tomb. That's cause I got a different type of gratitude. Don't be sour, got my power from the Beatitudes. Labą rytą visi, šiandien kas šeštadienis kvalifikacijos diena. Tai vat treniruotės prasideda už pusę valandos, bet važiuojam dabar dėl to, kad atsistot anksčiau į eilę ir galbūt spėt daugiau važiavimų pasidaryti. O šiaip viskas gerai, tikiuosi, kad laikys ir lėksim. That's just my attitude. Okay, that's just my. I'm sorry, homie, I don't mean to be flawless. Yeah, I seen that envy in your eye when you saw this. Yeah, and when you shoot your shot, it make you a target. You getting robbed, they wanna take all your pockets. Oh, hey, it's a gift, how I avoid all the nonsense. Yeah, don't be all the words, make you for your conscience. Yeah, you from this world, I'm from somewhere far beyond it. Yeah, matter of fact, man, I don't even belong here, cause I got a different type of swagger, dude. Nu, atrodo, šitą greitesnį. Gerokai. Bet nemanau, kad perdavimo keist reikia. Gal ne? Nu, nes taip, tai girdžiu, kad kai pagazuoji ribotuvą, gali patratinti. Jo, tik tai su entriu taip atei tokiu greičiu biškai baisu. Tai taip, aš girdėjau, kad atsileidai. Gazuoji, pyst ir dingo garsas. Tada perspiriai. Nes šiaip iš boksų sakė, kad galas gerai. Sakė, Silvestras buvo anusą įtraukęs, kai tu į kerbinį tą parijai. Ar čia persimetė antram, man atrodo, irgi gerai iškart į kampą naminę ir nuėjai, tiesiog pradžią reikia patvarkyti. Tas irgi greitas. Į pasistatymą atėjo, atsileido, tada pasistatė. Persimetimas kaip ir neblogas jo, tai va persimetėm paspaudžiau, iškart artėt pradėjau ir pajaučiau, kad šitam ketvirtam į pabaigą padangos. Gal man tik tai pasirodė, reikia pasižiūrėti, kiek ten mėsos, bet įtariu, kad nieko ten nebus. Tai siūlai iš mandžo pasistatyti, ne? Nu ne, siūlau svorio permetimą ir biškį rūčkis. Ir kai mandžos gali būti mač? Nu, su mandžu nepamiršt tavęs pjaus labai išorė. Nu, tai va, aš irgi to biškį bijau, bet pas mane čia lėtais dideliais lašais pradėjo kristi. Nu, čia irgi dideliais, nu, puslidu, nes Pšigonskis sieną pravažiavo visai be dūmų labai lėtai. Ten irgi slidu. Vairas tiesiai? Ne, tai galinis ratas. Ok. Arba tik tai numontuotas. Numontuotas varikį boksas. Nes šiaip vairas tai tiesiau negu buvo.
Karočią vibracija yra panaši kaip buvo Švedijoje. Nežinau, galim tikrinti. Tikrinam, nes taip važiuoti ne variantas. Arba čia iš pačio Winterso. Tu, Benediktai. Liau. Buongiorno. Buongiorno, Maidarniai. Čiučiut per kerbą pašokau, ratą numontavau, grįžau, permetė ratus kitus, išvažiavau link starto, palendų pasižiūrėt, šiaip užmest akį į pakabą. Žiūriu, kad tepalas iš Winterso kapsi, tai turim dar vieną trukusį Wintersą, bet gerai, kad nelūžusi. Tai vat, ir turim atsarginį. Tai gerai, kad buvom pasiruošę, Mindaugas buvo perinkęs seną į mūsų 2 metų senumo. Tai sudėjo naujas dalis, tai vat jį dabar ir panaudojom. Tai toliau planas visą likusią valandą važiuoti non-stop, kiek galim. Tai stengsimės pasidaryti lydą ir tada iškart važiuosi į Čeisą, taupyti laiką. Taip manau, tikiuosi, kad spėsim kokius 4 važiavimus padaryti. Jeigu nebus labai daug incidentų trasoje, nes visą laiką jau vyksta, šiuo metu irgi va matau, kažką nuo blokų bando atklijuoti. Tai toks planas. Kas su vibracijom? Progresuoja. Tai taupom, nes mums reikės laukti, kol atvės viskas. Taupom. Keis kardaną, išano. Kardanė problema. Jeigu net taip liaukit visą Wintersą. Išano. Labai didelės vibracijos yra, tai toje mašinoje nebuvo vibracijų, dėl to sudedant viską į šitą mašiną. Dabar kvalai lieka suvažiuoti taip kaip yra. Ne, tai gal aš suvažiuosiu. Tai žinau, kad suvažiuosiu. Bet turi rytoj. Nežinau, kokį sprendimą priimti. Tai tarsi vibracija ta pati. Ne, šiaip viskas pablogėjo nuo to iššoko per kerbą. Pusėšis. Galėtų. Štanga vaikšto, taip, pusėšio. O nuo pusė. Nuo mažiau, gerokai. Pakeičiam tą pusėšį. Dabar pasikeitė pusėšiai ir dabar viskas gerai. Tai faktas, kad vietoj kokių turbūt 8-10 treniruočių važiavimų turėjau 5 kokius. Bet trasa kaip ir žinoma ką reikia padaryti, tai vat, reikia dar pagalvoti, pasižiūrėti, apsikaupti ir sulėkti kvalifikaciją. Taip kad ačiū Timui, kuris
keitelioja detalės vardant, kad keitelioti dabar kaip išsiaiškinom. Tai, bet bus gerai, viskas bus gerai. Ką vibracijos? Nu, nėra. Džiugu. Tai dabar viskas nuo tavęs priklauso. Taip. Nu, davai, mažulį, pavaryk. Namų trasa turi parodyti. Always qualifies quite well here. We're expecting big things. All the Lithuanian flags in the grandstand. They're ready for this one. They certainly are, and so is Benedictus as he leaves the line. Very, very fast, and a little bit of a unsure entry there for Benedictus. He wasn't sure maybe what way he wanted to commit to it, but it's managed to make it work. And very fast through the circuit. Not the most perfect line that we've ever seen, but he gets it deep now into that outer zone as he starts to fill up the arena here with smoke of those. Nu, antras aštriai. Nes išmetė ratelį dieną. Nu, ten labai ant kraščiuko. 7-9, tai 11. Supratau. Reiks antrų pasistengti. Gerai. Pirmas važiavimas buvo, sakyčiau, šiaip sau toksai. Pagalvojom, kad saugus, bet galutinė variantą, jeigu būtumėm baigę su 7-9, tai būtum ten jau arti top 30 kažkur tai gale, žinai. Tai bandėm, antrų norėjom pasigerinti, bet prieš pat išvažiavimą atsisakė veikti kažkodėl tai mašinos klaviatūrą. Nes čia žopa konkreti. Tai reiškia, kad neturim starterio, neturim kitos elektros, nustūmėm, paleidom. Dar vyrai išėmė į senojo fighterį, nuvažiavo prie starto, pabandė pakeisti į kitą klaviatūrą. Bandyk kur. Tiek neveikė, sustūmėm, paleidom. Все, ir kaip yra, nu, paskui kažką bandysim išsiaiškinti, neaišku ką. Nu, tai jo. Nu, dabar nusiramink, susikaup ir reikia gerą pistolį. And we move now to Benedictus Čurba. A lot of Lithuanian fans in the grandstands. Nu, davai, mažulį, aš tai tikiu, pavaryk. Blue and white all the way to yellow, green and red as Benedictus Čurba takes to the start line. He is in 29th position. He's got a 79 on his first run. Čurba wants to get up there in the 90s and he knows he can here. Oh, of course, Čurba belongs in the top 10 and he'll know he's capable of. That's where he'll feel more comfortable. He won't want to be facing the top guys in the top 32 tomorrow, and he's absolutely on a screamer here, ripping through the circuit here. And a man on a mission. He knows he's near that drop zone. It's not where he needs to be, not where he wants to be. And look at this for Benedictus Čurba. Huge run. Nu, žiūrėsim, ką parašys. Taip žiauriai slidžiau. Ypač pirmas. 8-5, mabai 20. Tai dar pakrys. Nu, ten per 1-2 nebent daugiau nepakrys. Overall viskas ok. Rytoj atsigriepsiu. Gerai. Su tokia jobana diena, tai šiandien neatsimenu, kada tiek turėjau. Tai overall Benas pravažiavo, šiek tiek pasigerino. Norėjom geriau, bet šiandien ganėtinai sudėtinga diena, tai manau dėl to nesigavo. Nes labai daug streso, čia 3 kartus Wintersus keisti ir taip toliau, dar turėti paskui elektros problemų, tai čia tokia vyšnė ant torto, kuri labai rūgšti ir neskani, gal pavadinkim taip. O dabar bandom išsiaiškinti, kas yra, kadangi ne vienas iš mūsų nesame elektrikai, o ten pripainiota, neperpainiota, padaryta, kaip ir gerai galbūt, bet mūsų žiniom pagal kas mes prisilpnė tam, tai kažkaip bandom verstis, Valdos pasijungęs online yra, tai kažkaip bandysim įsispręsti, nes iš esmės kito varianto neturim, antros mašinos negalim naudoti, nes jau su šitą kvalifikaciją važiavom, tai rytoj turim važiuoti su ją. Ir blogiausių variantų tiesiog, taip kaip ir kvalifikacija, važiuoti užstūmus, bet pavyzdžiui, jeigu užlis, tai elementarus pavyzdys, mes net valytuvų negalėtumėm įsijungti, nei iš visų nieko. Tai nežinau, kaip bus, tikėkimės, kad sutvarkysim, tai va, tiek žinių.
Sugedęs to, ko labiausiai bijau gyvenime. Tai elektros bijau. Tai bičiulis Dima atsintė surašė, iš kur ko ieškotum, bandom surasti, nes jau mašinas mes keist nebegalime, kadangi su akvalą pravažiavom, tai reiks su ją iki galo aiškiai. Bet tai Dima, jeigu dabar laidas nutrūkęs, tai vis tiek prie klaviatūros, tai ne yra iš karto į kompą pasijungus, kad įsipinavęs. Čia nutūlų. Aiva, pala fiškė nuėmė, kai čia fiškė pažaliavus. O kodėl jisai viską dieną paleido, čia visai šal kryvą paklausė. Netitinka? Ten, kur turėjo būti 24-37 spinos. Nieko, ne. O tai kodėl vienoj mašinai veikia, kitoj neveikia? Neįsivaizduoju. O tai gerai, klaviatūrą atjungus leidžia pasijungti prie kamo? Bet tai Kirilai, ta prasme, nei iš šio, nei iš to tokio neuveski. Nu gerai. Ne, nu tai matai mistika, bet kažką tai daryti reikia. Ryšys, taigi skambinėjus, tai sako trumpas, konkretus, yra ir tipo, kol nesurasi trumpo, tol nieko nebus, o dabar iš vis jau be klaviatūros, jau tenai sujudino, va tos tam kušį reikia kažkot protrumpino. Skambint Dimai, kad važiuotų čia. Išjung degimą ir įjung. Įjung. Nebešviečia, jinai. Gerai, čia einam, vieną mašiną pajungsi, bus aišku, ar gerai čia ir negerai. O, ačiū Dievui, ačiū Dievui, ačiū Dievui. Nu, pakeitėm, padėjom man užjungt fiškę, viską pajungt. Tai toks trumpas apibendrinimas apie visą dieną. Pirmų važiavimų šiek tiek prisidariau klaidelių, o antrų važiavimų irgi taip, va, sėdėjom per teliką, žiūrėjom laivo transliaciją. Atsisėdu į mašiną, įsijungiu degimą, nei vienas mygtukas nešviečia. Ten tokia konsolė mygtukų, kur viskas veikia, tai pabandžiau užsikurti, nežinau, aišku, kuris mygtukas, bet ir tas neveikia. Dar galvojom, gal pabandysim biškį panelę atkelt, pajudinti fiškę, bet tas nepadėjo. Tai kadangi laiko per daug nebuvo, užsistumėm, tai nors užsikūrė, aišku, nieks tai neveikia, bet iš mygtukų, tai, nu, kaip pavyzdys, valytuvai, šviesos, antilagai, launčai, tai va, nieks iš tokių dalykų neveikia. Tai antrą važiavimą važiavau, bet realiai, jeigu užgesčiau, tai reiktų užstumti. Tai sulėkiau antras biškiai geresnis buvo, šiek tiek pritrūko iki 5 clipping boxo dasitempt. Gavau 85 taškus, tai 22 berods kvalifikacijai. Tikrai norėjau geriau ir tikėjausi geriau, bet nesigavo pasidaryti tiek treniruočių, kiek galėjom ir kiek iš tikrųjų reiktų su šito automobiliu, nes jisai visiškai kitaip valdosi negu senasis. Tai va, tai o top 32 turim vėl priešininką Jakub Šigonskį. Taip pat kaip ir Suomijai, tikrai nebus lengva. Aišku, jeigu čia susitvarkys, nes dar dabar tvarko elektrą, o palieku kolektyvą, važiuoju ilsėtis ir mėgosiu sukryžiavęs pirštus ir tikėsiuos, kad rytoj viskas bus gerai. Tai va, tai šiandien dieną pilna iššūkių. Yra toks vienas geras anekdotas, kai fūrai ratus nuleidžia, bet gal čia aš jo nepasakosiu, kas žinot, tai žinot. Tai va, tai kartais ir taip nutinka, o visą tai turbūt, kad buvo automobilis pagamintas per labai trumpą laiką ir dabar tas lenda. Tai va, tas biškį liūdina, bet nu vieną dieną ateis, kai išsispręsim tas problemas, tikrai, ir lėksim. Tai va, tai kol kas tokios tokelės. Važiuoju ilsėtis, o kaip bus, pamatysim. Tai viskas taip, va. RPD. Nu, kur mums čia ką atjungti? Jeigu viskas taip padaryta, viskas sueina į pirmą PDM-ą, ta prasme fiziškai susukti laidai, ką ten atjungti? Nu, ten nieko netjungti. Jūs tai mane nežiūrėkite? Aš čia galvoju, kad čia kažkur vidurygį, sakė, trumpas. Jo, nuo priekinio padėjimo į GPS. Dar sėki paaiškink, kaip jisai prašė. Ištraukti iš pirmo padėjimo kanus, sujungti patenais. Tiesioginį tiltą padaryti. Taip, va. Su kuom? Su GPS-u. Tai nėra ten ką daryti.
Jeigu sako žmogus, ką reikia padaryti, reikia daryti. Darom ir viskas. Tavarsime, greičiau, lėčiau nebus, bet... Jau galėjo atvažiuoti, jau būtų, blėt, iš valandos čia. Tai skambintėm. Tai skambinu, kad va pamėgotų porą valandų ir važiuotų. Ne, tai neapsimoka porą valandų, pažiūrėk į grafiką. 11 mūsų mašina turi važiuoti. Nu tai trefti, bet tai jis galėjo aukoti, nu svarbu, kad ant to trimdyjo važiuotų. Nu matei, kad Benas šiandien kalbėjo, kad jisai myžai kelnes, kad jie mažai važiavimo. Taip, mažai. Tai ką reiškia mažai? Rygoj privažinė, gali užsimerkęs važiuoti. Girdi, Dima, man atrodo, aš žinok, nieko nebus, bet tavęs reikia vis tiek, kad tu jau numyk porą valandų ir važiuok čia. Dabar. Valia. Toliau daryti dabar, tai ką, vis tiek čia, nu, taip negerai yra važiuoti. Karočią, sako Valdas, nu, tipo, galima tai važiuoti, bet čia, nu, tipo, yra klaus, nu, tipo, kiek gali veikti, žinai, nu, tipo, su tais sukišimais, bet nėra gerai. Arba reikia užžievinti ir ieškoti, kur yra nulūžęs laidas, arba įsitraukęs kontaktas ir panašiai, ir, nu, ir sutvarkyti atgal. Ką tai padaryčiau? Tai dabar vėl jie ruošiasi važiuoti link manęs, tas Dima. Arba vėl skambinti ir kad sakyti. Gerai, o mes dabar, jeigu normaliai susuktumėm, kad neatsikabintų, mes galim suvažiuoti gontis? Tik tai žinau. Sakė, nėra gerai. Garantijos nėra. Nu, tai taip. Tai gerai, dabar kurioje vietoje ką nusukti? Tai sakau, nuo to įsišakojimo, tam gabaliukai kažkas yra. Man ta fiškė nepatinka. Man irgi. Kur susijungti. Jinai buvo žalia, mes tą fiškį ir valėm, supranti? Aš siūlau tą fiškę išsiardyti ir reikia gauti su kažkom, pino vidų išvalyti. Adatėlė kažkokia. Išvalyti, sujungti ir žiūrėti, jeigu kūrė ura. Ten ir yra bėda. Kryžėlė viduj. Ten yra viduj, kryžėlė. Reikia kažkaip išvalyti tos pinus viduj. Tai ką, jiems sakyti, kad nebevažiuotų tada gal, ar kaip? Karočią, užkūrėm, mes pasakė, kaip Hamutas padarėm, bet dabar tenais laikinai, taip. Karočią, man tai ką daryti, jau jie jau mašinai sėdi. Ir jie vas, kad jeigu už 2 valandų bus gerų, 3. Bet mes kaip ir visi sprendėm. Tai ką sakyti jam, kad nevažiuotų tada, nu. Mašiną užsikūrė, galim paleisti taip, sutvarkom fiškę. O jeigu ne, ten tai fiškiai problema. Tai važiuosim taip, kaip dabar važiuosim. Nu tai nevažiuokit tada. Man tas sąžinės. Panašu radom problemą, dėl ko mes čia vargstam jau keletą valandų. Net ne keletą, mums jau net nežinau net kiek. Turėjom problemų su elektronika problemų. Su Valdu, nežinau, telefonu mus kokias 2-3 valandas buvom pasijungę į telefonų, jisai per atstumą kompiuterių, jo pagalba ieškojom problemos, dėl ko neveikia pagrindinis kompiuteris, kuris valdo visą mašinos elektroniką. Ir jo pagalba mums pavyko išsiaiškinti, kur yra ieškoti tiksliai bėdos. Aišku, tai užtruko, bet mes turim dar iki ryto daug laiko, mūsų treniruotės prasideda 11:30, tai dar mes spėsim viską surinkti, padaryti ir paruošti, kad Benas galėtų važiuoti. Problemą radom. Ją netgi labai anksti mes ją radom, bet mes ją per skubėjimą, per žioplumą galbūt neįvertinam, kad galbūt tenais ta pagrindinė problema yra. Tai mes viską sutikrinam, kadangi mes esame atsivežę 2 mašinas, tai mums labai buvo paranku ir patogu pasitikrinti, imti iš vienos ir iš kitos mašinos detalę, paėmė idėjai tenais, patikrinai veikia gera, negera. Nes liktais ir buvo kvapas degėsio, bet tas kvapas mūsų klaviatūrą sudegino, gal nuo jos sklydo kvapas. Tai dabar kolega tvarko jau suradom, kur yra tiksliai problema ir surinkinėjom, ruošiam rytoj mašiną. Didesnių neturim reikalų, tik tai su elektronika, paslaptingų gedimų. O dėsim to jau panelės, visą kitą laidus ryšam, izoliuojam, ką mes esam prakarpę ir gazuosim, dainuosim, ir tai gazas dugnas.